Tai ką, labas visiems, labas Rugilė, dar viena mūsų nuostabi laida. Labas, Lina, smagu susitikti. Tikrai. Na ir šiandien mūsų taip jau nusprendėm ir jūs padiktavot, kad norėtume daugiau apie produktą sužinoti, tai mes kiekviena pasidalinsim produktais, kuriuos rekomenduotumėm drąsiai savo auditorijai. Bet prieš tai, Rugilė, norėčiau tiesiog, kad kartu pasidalintumėm, kokias produktų kategorijas galima rasti mūsų kompanijai Čiogan. Produktų kategorijų, man tas ir patinka su Čiogan, žinok, čia tiek daug visko yra, tiek namus išsivalyti, tiek plaukus prisižiūrėti, tiek kūną prisižiūrėti, kvepėti, namus kvapnius turėti, ar ne, makiažo priemonės. Nežinau, jaučiu visas rūšis apim, kurias galima, burnos higiena, dantis visi, viskas. Intimi higiena. Papuošalai, itališka kava, eteriniai aliejai, namų kvapai, šuniukų prekės. Gyvūnų, taip, dėl kvapų visų valiklių yra netgi. Kūdikių prekės. Taip, yra ir kūdikiam, vyram, moterim, visiems. Taip, ir dar ko nepaminėjau, eteriniai aliejai. Minėjai eterinis aliejus, taip, ir aš turiu O šiaip aliejai, masažiniai. Turiu aliejų. Irgi yra kita kategorija. Matot, kiek daug visokiausių produktų. Tai gal tada pradėkim nuo perkamiausių. Pavyzdžiui, ką dažnai tavo klientai linkia kartuoti, kokį produktą? Gerai, kadangi aš ką daugiausiai rodau, tą daugiausiai perki, žinai, kaip yra taisyklė, ką papasakosi, nes nieks nežino visų tų produktų, neįmanoma jau sužinoti iš karto. Tai pas manęs labai einami yra valikliai, tai pradedam gal nuo jų. Tai čia yra Bril Glass. Jis tobulai nuvalo visus blizgius paviršius, visus stiklus ir aš kadangi turinti vaikų esu mažų, žinai, tai pas manęs veidrodžiai tokie visi maži pirštukai, tokia neaukštam lygiai, tai man tas labai padeda išsigelbėti, kad nusivalau ir žinau, kad bent jau savaitę tai tikrai būsiu rami, nes nesimatys iš karto tų pirštukų mažų, kad ir kiek čiupinėtų, tai aišku, laiko einant tai atsiranda ir šitą valiklį kas pabando, nusiperka iš pradžių vieną valiklį, pabandyti. Tai buvo šitas valiklis, kurį bandė. Tai po šito valiklio su ne viena kliente dar teko susitikti, kad gerai, kokie ten dar tie geri valikliai, nes labai patiko ir suprato, kad tai tikrai yra kokybiški produktai, kad su šituo valikliu, tai vadinasi ir kiti bus tokie pat kokybiški, žinai, ir pabandai tai su vienu, aišku, tai pabandė daugumą su šituo. Tai dar norėčiau pasakyti apie mūsų valiklius. Gaunu klausimą, ar jie yra natūralūs? Ne. Jie yra profesionalūs, profesionali buitinė chemija, turinti sertifikatus kaip HACCP. Nepasakysiu tikrai lietuviškai, bet žinau, kad gali naudoti, žinai, tos visos įmonės, kurie dirba su maisto produktais, jie yra profesionaliam naudojimui. Pavyzdžiui, jeigu mūsų plovikliai grindims, įvairių dangų grindims yra buitiniai valikliai, tai galima pilti ir į tas mašinas, kurios plauna. Taip. Nes jie neputoja, jie palieka. Dar buvau sulaukusi klausimą, ar galima į robotuką pilti. Tai dabar jau žinau atsakymą, kad galima. Jo, nes jie neputoja ir jie, dauguma jų palieka netgi tokią apsaugą nuo pėdučių. Taip, jeigu mėgsti vaikščioti be tarpų be kojinių, tai tada labai. Jo, ir visi turi aukštą tokį antibakteerinį, antimikrobinį poveikį, kas irgi labai gerai nuo visų. Tai kalbant apie valiklius, kokį tu turi valiklį mėgstamą? Mėgstamą valiklį. Iš pradžių, kadangi name priengis yra plytelėm išdėtas, tai pirmą produktą, kurį pabandžiau iš buitinės chemijos, tai buvo fugų valiklis. Tarpų tarp plytelių valiklis. Labai greitai ir efektyviai, praktiškai didelį plotą galima išvalyti per aš nežinau, kiek tas monetų kvadratų yra, bet per kokį 10 minučių išvaliau, nes tu gryno arba galima skiesti, į tarpelį užpurški, palaikai iki minutės ir tada su kokia kempinėlė praeini ir nuvalai šlapiu skudurėliu ir viskas. Iki natūralios fugos. Tai reiškia, neįėjai su dantų šepetuku taip? Nereikėjo, nes jie tikrai labai efektyvūs ir dabar yra nauja pakuotė. Aš turėjau prieš tai senesnę išvaizdą pakuotę, tai kvepėjo vyšnių kauliukais. O, kaip skaniai. Man patinka tas, kad tai yra chemija efektyvi, profesionali, bet jinai nesmirdi. Aišku, kvapas, jisai neturi būti pakalnučių, bet tai yra kiek įmanoma švelnesnis tas kvapas. Tai nenori valiklis, jisai turi būti efektyvus, jis turi turėti kažkokios chemijos, ar ne taip, jeigu norim, kad būtų lengva išvalyti namus ir susitvarkyti. Bet kad malonus dar kvapas, tai čia tik pliusas. Jo, bet tai man labai nustebino iš tikrųjų, nes iš tikrųjų prisineša. Fugos, tie tarpeliai prisineša, o čia išvalo iki natūralios fugos. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nusipirkot kreminę fugą, per eilę ten kažkiek tai tų mėnesių, sakykim, prisikaupė, užsinešė su batais, vaikučiai ar neina, jeigu ypatingai yra priengis, tai nuvalius viskas tobulai išsivalo iki natūralios. Gerai, aš žiūriu dabar kaip tiesiai į savo virtuvės sieną, kur yra plytelės ir suprantu, kad man irgi šito reikia produkto jau. Šiaip reikia, bet kas liečia dar virtuvės plyteles, ypatingai ten, kur yra kontaktas su riebalais. Ne, tai kontaktas su riebalais ir visa kita, tai su Bril Grease aš išvalau.
tikrai su juo labai gerai viską išvalau ir vat antras produktas, kuris valiklis, kurį norėjau ir parodyti, tai yra, ta prasme, viską aš su juo išvalau. Man viena siena pas manęs yra plokštė, kita siena plytelės, kur prie viryklės, tai man labai gerai tas, dėl to, kad nepažeidžia, žinai, ir tau nereikia iš šviestukų trinti, nes tu gali pažeisti labai greitą plokštę. Tai su šituo valikliu aš absoliučiai viską išvalau. Aš vaikų batus nuvalau, aš sienas nusivalau, kur yra nuterliota, nupeckiota, riebalais, visokiais, ar dar vėl nežino, ko vaikai sugebi ištepti. Tai jo, bet fuga vis tiek, žinai, kad išvalyti. Aš manau, kad šitas ir būtų lengviau galbūt. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu turite plytelių, tiesiog siekiamybė plytelių tarpus išvalyti ten prie viryklės, tai pirmiausia turim panaudoti produktą, kuris nuvalo riebalą. Ir tada tik tai naudoti fugą. Nes per riebalų sluoksnį, tiesiog gali nepaveikti taip tos fugos. Tai va, pirmiausia išsivalom. O kad tuo išsivalom riebaliukus. Šitas yra, visi žino kaip degreaser, dabar yra brilgrys. Pakeistas, tai jisai yra, kaip sakė, viskam, tiesiog yra universalus. Puikiai nuvalo mašinos lietai, kaip lietai vadinasi? Ratlankiai. Ratlankiai. Ratai. Dovanokit, žiūrintys vyrai, mes nelabai tose, bet tikrai nusivalo ratlankiai. Tai vadinasi, tepalus nuvalo, išvalo, žinai. Taip, purvus įvairiausius, toliau, ar oda, jeigu būtų pas jūsų mašinoje vidaus salonas, ar koks kitas, nesvarbu, visus murzus išvalo ant sėdimųjų dalių, žodžiu, jeigu vaikučiai ten priklėskia, labai universalus ir tikrai pageidautina kiekvieno. Labai, žinok, tikrai, kai kam sako, ką dar rekomenduotum, pasakau apie šitą, tai visi iš karto gerai, bandom, imam. Ir aišku, sugrįžta. Tai pavyzdžiui, jeigu, sakykime, nauja konsultantė, ar ne, pas tave komanda prisijungtų ir jinai norėtų dirbti su buitinė chemija, tai nuo ko rekomenduotum jai pradėti, nuo kokių valiklių, kad tikrai būtų efektyvu, pasiteisintų ir jos klientai būtų patenkinti. Žinai, aš pati pradėjau, aš atsimenu, pirkau lagaminėlį ir pirkau kelis valiklius. Tai aš pirkau langų, stiklų tą blizgį, pirkau grilio. Tai bet apie grilį aš galvoju, grilio valiklį, žinai, yra tiek daug šnekama, kad jau ir taip visi žinom, kad yra labai nuostabus dalykas ir labai gerai prižiūrėti, žinai, padėti viską. Tai dar labai rekomenduočiau šitą valiklį dėl to, kad jis yra universalus ir tu pajausi tikrai, nes tu valysi sieną, valysi ten, tarkim, ten prie viryklės, nes spintelės kažkokias, tavo pareis vaiks išsimurzinės, tavo batai murzinė, tu mašiną nori išsivalyti, visur tu jį gali naudoti. Tai nėra, kad tau tik vieną vietą tu gali visur jį naudoti. Tai manau, kad šituo labai. Aš ofise valiau sienas, kurios nežinau kokiu būdu, bet buvo kai būna su juodais padais, žinai, kaip praeini ir tokie įbrėžimai. Tai irgi puikiai nuvalė. Žodžiu, visur, kur nežinot, ką naudoti, tai imat brilgrys ir Kaip žinokit, man tai galvoju, kas čia buvo pritepta, su kuo čia valyti, žinai. Pasimsiu brilgrys, nes žinau, kad išsivalys. Tai tu rekomenduotum kokius valiklius pasimti pradžiai? Brilgrys. Jeigu nori labai didelio greito efekto, to tokį wow padaryti dar grilio, tikrai rekomenduočiau, nes visų orkaitės būna tokios daugiau mažiau ir tas yra labai paprasta ir greitai, tas vaizdas pasimato kitaip pateikti. Tai čia būtų prikepę puodų dugnai, kai būna riebalai apibėgę prikepę keptuvių, puodų dugnai, skardos, pati orkaitė. Labai iš tikrųjų irgi daug kur naudojama. Paskui yra ant viršaus orkaitės. Indukcinės orkaitės, jeigu būna pribėga, prisitepliuoja ir tu ten kartais gali valyti ir ten niekas... Tai aš brilgrys šitą naudojau. Tai va. Nes neprikaupi tiek. Taip. Kokį dar turi valiklį? Valiklį, kurį aš jau naudojau, bet aš senąją pakuotę, dabar esu užsisakiusi naują pakuotę ir iš tikrųjų nežinau, ar kvapas keitėsi ar ne, bet pagal atsiliepimus sako, kad dar yra efektyvesni. Tai yra nuo kalkių. Tai kranai, vonios, sienelės dušo. Kas man ypatingai, nes pas mane yra dušas, sienelės, aš tikrai po kiekvieno maudymosi nenuvalau tų lašelių, tai geriau kartą per savaitę, kartą per 2 savaitės, jau kaip nuo tų apsinešimų su šituo. Taip nuvalo gerai, kad tiesiog kaip per, nežinau, per stiklą. Žinai, kas labai gerai yra su šito valikliu, kad jie gali naudoti tie, kas turi juodas kriauklės, juodus dušus, nes jie tinkami yra tam ir plus deda apsaugą. Kuris, žinai, apsaugo, kad tiek daug nesikauptų, dėl to nereikia kiekvieną savaitgalį, tarkim, kaip kiti valos namų. Jo, ir šiaip, pavyzdžiui, ten, kur jau tikrai yra šiek tiek užleista kalkės, tai irgi padeda. Ką reikėtų padaryti, tie, kas, pavyzdžiui, turi ir bet nežino, arba netaip naudojo, tai reikėtų, jau jis yra sutaisytas, nereikia juos kiesti, tai su purškikliu ar ne, supurškiam, palaukiam minutę ir tada pasiėmėm šveitiklį ir pašviečiam. Jeigu ten yra kažkokios jau įsisenėjusios kalkės, tai antrą kartą kartuojam arba trečią kartą kartuojam. Ar jie efektyvūs, man atrodo, klausimų nekyla dėl to, kad jie yra profesionalūs. Žinai, aš naudoju pati, turiu ir šitą valiklį, bet aš naudoju dar ir Brilvice.
Nes Balinamojo efektą. taip, jis turi balinamąjį efektą. Pas manęs yra kriauklės, vonios visur baltos. Tai aš jį užpilu, palaukiu, aš net nešvyčiu. Aš tik nušluostu su kempinėlė ir nuplaunu. Tarsi kriauklė mano blizga, o ne mano blizga. Ir, tikrai pavalo. Kaip mano sesė sako, žvaigždutės matosi. Taip ir yra. Tai va, tokie labai puikūs valikliai. Tai čia ir būtų tas patarimas konsultantui naujam, pradedančiam, kuris norėtų savo išbandyti produktą, tai galėtų paimti tuos valiklius, nes jie iš tikrųjų labai labai efektyvūs čia ir dabar. Duoda tą efektą iš karto, žinai, žmogus mato akyse, kad tai tvarkosi, kad tai padeda. Taip pat iš valiklių yra tie, kas turite židinius, ar ne, ir jų stiklai sunkiai nusivalo. Tai irgi labai puikus, kur susidoroja su suodžiais, anglim, rūku, tuo visu labai puikiai nuvalo, be jokių didelių pastangų. Aš židinio neturiu. Neturiu, bet tavo klientai galbūt turi ir tikrai ieško geros priemonės. Tai va, jiem paskui klinkerio plytelėm laukia valyti yra, parketui, laminatui, mediniam grindim, marmurui. Universalus greičiausiai įsiskaitosi grindų valiklių, žinai. Ir mano grindys yra pakankamai jau pagyvenusios ir jos labai problematiškos. Tikrai nesimato, kaip naujos. Ir tu žinok, aš pirkau ir tas nano šluostės brangiasias, tus rinkinius visus ir Leifherio sistemą, visokių sistemų prisipirkau, žodžiu, kad išsivalyti grindis švariai ir neliktų šmorų ir neliktų tos miglos, tokio aš nekipūn. Tai nieks man nepadėjo. Dabar aš toks pinigus sumokėjau už tas šluostės, jos tikrai stebuklą man neatneš. Tai tada aš, kai pradėjau su čioganu dirbti, aš išbandžiau tą valiklį. Ir šiandien yra išvalytas tos grindys, tai jokios miglos, jokių šmorų, jokių dėmių, nuvalė visą purvą be problemų ir grindys atrodo iškart geriau. Man iš tikrųjų labai patinka akmens plytelių irgi ploviklis, kur tenai koncentruotas yra, įsipili šiek tiek į vandenuką ir labai gerai dulkės surenka ir tikrai nepalieka tų šmorų. Man tas labai patinka. Kas labai džiūva ir nesimato jokių tokių, žinot, pėdsakų. Žinai, dar kiti būna, nelieka šmorų, bet žinai, tokia migla visa, žinai. Taip, ir tu praeini ir ten biški pašviesėjai ir aplinkui vis tiek ta migla. Tai čia irgi to nėra. Tai man tas labai labai patinka. Daug labai skirtingų valiklių praktiškai kiekvienoms grindims yra, kiekvienoms tokiams plytelėms, visokiausiai tiek grindų, tiek sienų. Visko yra, kad jeigu norim mes iš tikrųjų efektyviai ir daug laiko nesugaišti prie namų valymo ir turėti gerą efektą. Čia palengvinimas labai didelis yra. Mes susitvarkyti namus kuo greičiau, nes, taip, mes norim laiko savo, tai, o tu dabar turi tus namus tvarkyti, ten eik šveis grandį, čia užpurškiau, nuvaliau. Bet ir aš ne kartą esu minėjusi savo video, kad keičiasi netgi santykis į valymą, nes jeigu tu labai greitai pamatai efektą, rezultatą, tau nereikia daug laiko gaišti ir daug fizinės jėgos įdėti ir tu matai, tai super. Pavyzdžiui, pas mane namuose yra laminatas, grindys su faktūra, tarpeliai. Per laiką jie prisineša. Aš netgi robotuką, tą siurblę su išėmusi plovimo funkciją, kad tik tai išsiurbliuotų, aš jau geriau panaudoju pati rankelėm jo, nes labai prisineša į tuos tarpukus. Tai irgi mano pagalbininkas didysis ir aš filmavau ir turiu prieš ir po, tai va yra Brill Grease'as, tada purškiau. Šiek tiek 15 sekundžių palaukiu ir su kempinėlė ir visos grindys išsiima visi tie tarpeliai. Pasaka ir dabar plaunu tik tai su mūsų tais plovikliais. Taip. Neputoja, labai puikiai surenka visas dulkes, nepalieka šmorų, uždeda apsaugą. Tobulai. Taip. Dar be to, ką mes be tų valiklių, kurių yra tikrai daug, galėsime pasidalinti buitinės chemijos valiklių katalogu. Čia nei pusę nepaminėjom. O ne, čia tik maža dalelė. Ką jūs galite rasti ir pritaikyti savo namams, bet dar yra šluostės, kurios tik tai vanduo ir medžiaga. Taip. Tai blizgina blizgius paviršius visus, veidrodžius, stiklus, artėja valymo langų sezonas, turėkime minty. Ir ypatingai tie, kurie nori natūraliai, kad būtų gera šluostė ir vanduo, tai tokių turim. Toliau turim baldų šluosčių. Jo, yra tų šluosčių kelios rūšys. Yra ir kempinėlių baltų, kurias valai ir išvalai irgi dėmes įvairiausias. Ir ta kempinėlė balta, kaip sako, kiti kaip trintukas susitrina, šitą nesusitrina. Jei sušlapini, išspaudi, žinai, ir netoliau gali naudoti. Jei nėra labai daug kartinė, ne kiniečių tas gaminys, žinai, kur vienam kartui patrinė ir jau ją išikšlinėmės. Taip, tie, kurie dar galbūt tik pirmą kartą girdi, tai mūsų produktai yra itališki, tai italų gamintojas ir italų tiekėjas, taip kad kokybė yra garantuota. Na, o ką dabar tokio jau, sakyčiau, linksmesnio, mes čia valyti, o kas nori juos valyti, tos namus? Gerai, išsivalėm namus, dabar susitvarkom su veidu gal tada, ne? Su veidu. Taip. Aš pati ką naudoju, kas man labai pasteisino, nes nežinau kodėl, bet čia niekur ant veido nesikūpia, taip tos negyvos ląstelės nusivalo, bet kakta mano, tai jinai labai greitai prikauptų tokių negyvų ląstelių ir tu jauti, kad tau neįsigeria nei krems, nei nieks.
Tai ko gero tavo oda yra mišri. Tai jo. Ta zona labiau pariebaluoja, labiau sluoksniuojasi. Tai man labai pasiteisina šitas skrabo gelis. Nebandžiau dar. Žinok, koks malonus. Dabar visos, žinai, tos kosmetologas sako, oi, neturi būti nieko, turi būti švelnus kaip pienelis. Nu, nepadėtė pienelį, nenušveičia man tos negyvosios odos mano ir nieko ten neatnaujinama. Tai su šituo geliu aš pasisudrėkinu veidą, nusišvyčiu švelniai, taip su kamaisiais judesiais. Daug švelniai pabandyti ant rankų. Ir labai malonus kvapas. Ir toksai... Nes aš, pavyzdžiui, naudoju tai enziminį pilingą, reiškia tą gelinį visiškai be dalelių, nors kosmetologijos kabinete visą laiką man naudoja su abrazyvais. Tai man šitas labai patinka, jis toksai labai švelnus, toksai... Nelabai, toks su kauliukais. Taip, bet tie kauliukai labai švelnus, žinai, tokie ir kuo tu daugiau trinėje, tokie atrodo, kad ištirps tavos, nežinai. Labai smagiai jau oda būn po to, kai tu nusišvyti su juo. Ir tada aš užsidedu veido kaukę. Šiuo atveju turiu su argano aliejais, tai jinai yra anti-aging. Tai ją užsitepu po šveitiklio. Palaikau kokį 15-20 minučių, bet aš taip užsitepu tą kaukę, žinai, taip nusočiai ir labai gerai susigeria tada, nes būna oda nušveista, būna švariai jinai ir labai gerai geriasi tada viskas į tą mūsų odelį veidą. Tai tada aš užsitepu šitą veido kaukę, prisimaitinu odą, nusivalau ir užsitepu kremą veidui, kuris yra irgi anti-aging, su argano aliejais, visais primaitina, prisotina ir tada mano oda būna švelni. Ir kai manęs paklausia, ką tu darai, tai ne, aš nevaikštau dažnai į procedūras, aš namie jas pasidarau. O taip, tarp kitko labai pilingas. Man, žinai, kuo kvepia, gal migdolų kauliukais ir tikrai ta oda tokia labai labai švelni. Taip. Na, man, turinčiai riebę odą, reikia 2 kartus per savaitę savo šveisti. Žodžiu, problematiška oda ir jai reikia ypatingai daug priežiūros. Ir jo labiau vis tiek yra jau 19. Nu, nuo 25 metų, sako, jau galima pradėti naudoti visus anti-aging reikalus, žinai. O aš, kadangi jau aš matau pokytį tikrai odoje, tai kiekvieną mėnesį, žinoma, lepinuosi procedūrom, kosmetologiniam kabinete, taip pat kobido masažus daro. Ir, galima ir pačiom daryti. Jo ir naudoju Peptilux seriją. Tai, ką bandžiau iš mūsų kompanijos su straigimucinu, su hialuronu, taip pat su nim aliejų, reiškia mišriai tokiai užsiteršusiai, į aknę linkusiai odai, patiko, bet šitam rinkiniui Peptilux, kuris yra praturtintas peptidais, man tai atrodo nėra lygių. Žinot, sunaudojau serumą ir išmečiau nepagalvojusi, kad mums artėja filmavimas, būčiau bent parodžiusi, kaip atrodo serumas, tik tai atsinešiau dabar kremas, kurio yra likę tik tai vos. Labai noriu pavaistyti. Pažiūrėk, kiek belikė. Labai malonus kvapas. Koks gaivus toks malonus. Jo, jisai yra lengvas, greitai susigerintis, o tie peptidai, jie skatina kolageno ir elastino gamybą. Taip pat jie sudėtyje yra ingredientų, kurie veikia kaip botokso principu. Atpalaiduoja raumenis, neleidžia raukšlėms gilėti. Taip pat pripildo mūsų odos resursus visus drėgmės. Tai labai svarbu, kad oda nedehidratuotųsi ir kad būtų tų peptidų, kurie skatina kolageno gamybą. Labai, aš, pavyzdžiui, pajutau, kad ta oda jinai yra skaistesnė, šviesesnė, nes aš turiu odą papilkėjusią ir akivaizdus smulkiųjų raukšlelių išlyginimas, patempimas. Nu, matai, man dar užtenka tokių paprastesnių priemonių, aš dar taip intensyviai neturiu drėkinti savo odos, amžius netas. Bet iš tikrųjų, tai labai svarbu yra oda prieš tai, bet kokia atveju, kad ir ką tu teptum po to, ją nusišveisti, nusivalyti, nusiplauti, kad jinai neturėtų to ląstelių nereikalingos sluoksnio, kuris stabdo patekimą, žinai, odą tų visų priemonių, ką tepi. Ir labai svarbu, kad yra antioksidantai kreme, kurie apsaugo nuo aplinkos poveikio, tai yra ir ultravioletas, ir yra tarša, šaltis, karštis, viskas veikia mūsų odą, tai labai gerai, kad yra visi reikalingi ingredientai, kurie leidžia mūsų odai atrodyti jaunesnė, na bent jau mažiau senti. Pasensi mes visi. Bet gražiai senti irgi. Ir nereikia taip bijoti, taip. Gražiai senti. Nu, bet dabar dar jaunas esam, tai gal dar užteks. Gerai, nusiplovė veidą. Matau, ir tu turi šitą dalyką, ką aš dabar turiu. Ką žinau, tas pats. Tai aš turiu tušą. Šiaip aš makiažo tebuosi tikrai labai nedaug. Aš labai vengiu jo, kažkaip mėgstu savo odą saugoti. Ar tą patį turim? Ne tą patį. Tai aš ką darau, aš tik pasitepu veidą kremais, aš antakius dažniausiai susitvarkau, jau nereikia tvarkyti. Tai vienintelis dalykas, ką naudoju, tai yra tušas. Šitas numeris 1, šitas numeris 2. Tai galiu tik atidaryti, parodyti, koks šepetėlis. Tai žinokit, aš neturiu ilgų blakstienų, bet man jos padeda. Bet toks įvais yra. O čia va tavo storesnis, matai?
Tai taip ant balto fono. Tai su šituo man asmeniškai daug smagiau dažytis yra, aš mėgstu klonus. O šitas daro dirbtinų blakstienų efektą, storina, daro jas išraiškingas, masyves. Tai, nu, vat, kad atrodo, kad tikrai tų blakstienų daug turiu. Nu, kaip aš pasidažau. neturiu tiek, tai galiu dažytis jaučiu su ko noriu, bet vis tiek efektą gaunu gerą, negu perkant iš kažkokios parduotuvės, kur tu susimokyt nekuklę sumą, tau papasakoju, kad bus tobulus efektas, žinai, ir tu gauni nieko. Tušas labai geras ir šiaip labai kaina yra patraukli. Taip, kaina tikrai labai visiems prieinama. 18,90 €. Ir 22,90, man atrodo, dviejų skirtingų kainų jie yra, nes skirtingos rūšys. Bet tiek tas, bent jau man asmeniškai tai labai fainai tepa, tikrai dažo ir aš, kadangi, nu, nekukli moteris ir pas manęs būna man dažnai šilta, tai čia dažniausiai būdavo pas mane pajuodę paakiai, žinai, nuo tušo vis tiek tu mirkčioji, tu prakaituoja tas tavo veidas ir visa kita, tai labai padeda tas, kad šičia to nėra. Aš galiu plaišti kiek noriu, man neliks čia pajuodų paakių jokių. Na ką, aš kažkaip šiandien pradėjau visiškai nuo antro galo, ne nuo topinių savo produktų. Nu tikrai, faktas yra bestselleris, tai mūsų kvepalai. Aš atsinešiau skirtingų kvepalų, parodyti tiesiog, kaip atrodo buteliukas. Žiūrėk, čia mano vyrai išsirinka kvepalų, 61 buteliukas. 61 numeriukas. Labai skanus. Jo, tai mano vyras ir mano 2 sūnus su šituo kvepalu kvepinasi. Ir šiaip labai, labai gražus buteliukas. Labai. Toliau dar vieni mano vyro kvepalai. Man kaip patinka, kad jų yra skirtingų tūrių. Taip, man tas labiausiai patinka, žinau, gali išsirinkti kokią nori dydžią, nori pabandyti, gali pasiimti patį mažiausią kiekį. Bet kokia yra jų kaina gera. Dėl to aš, pavyzdžiui... O tas jau ne mano kvapas. Ne tavas, ne vaisinis. Vaisinis. Aš pati jo kvepinausi, jis yra uniseksas. Labai, labai skanus kvapas. Tarp kitko yra po 15 ml kvepalai. Kaip aš juos išbaigiu greitai, iš tikrųjų, nes purškiuos, nes aš jų, nu, antiek patinka tas kvapas. Nes juos visada šalia turi, žinai. 55 numeriukas yra įvairiausi įdėklai kvepalų, tu gali pas mūsų asortimente rasti visų kvepalų skirtingus tūrius, tai aš įsigyju ir aš tokia esu, man patinka pokytis, man patinka dinamika. Aš nesu to, kur nusipirkčiau ten butelį, nežinau, ir kvepinčius. Ne, man pagal nuotaiką, va šiandien noriu, aš kvepinuosi 55. Tikiuosi ir tau patinka. Kaip jis man patinka. O, wow. Saldus, bet toks pudrinis, neįkyrus, mėgsta labai paauglės. Labai paauglės mėgsta šitą kvepalą. Dar kitko, kalbant apie kvepalus, tai yra itališki kvepalai, be vandens gaminami, 30% parfumuotos esencijos ir su denatūruotu augaliniu alkoholiu. Dėl to išlaikymas yra tikrai geras. Jie priskirti aukščiausiai kvepalų kategorijai extract de parfum. Parodyk lakšeritus mano kvepalus. Lakšerį. Aš įėjau, pro duris, sakau, kaip pas tavęs skaniai kvepia. Ir iš karto pasakiau, kad 143. Taip. Iš karto jisai yra niša, jisai tiesiog turi išskirtinį kvapą. Ir tu žinok, aš su jais išeidama iš namų pasikvepinu. Matau, buteliukas labai gražus. Nežinau kaip, matosi, labai gražus. Tai aš jais pasikvepinu, tarkim, man striukės būna jau, kaip apsirengi, žinai, ir eini pro duris. Ir nuvažiavau į sporto klubą sportuoti. Ir, nu, aišku, be striukės sportuoju su rūbais. Ir praeinu pro šalį ir moteris sako, kas čia taip kvepia? Ir aš taip pasimečiau, galvoju, kažkas negerai, žinai, gal. Ir pasirodo, kad ta moteris sako, aš užuodžiu tavo kvepą. Aš sakau, jų neturiu tau parodyti dabar. Tai mes apsikeitėm kontaktais, labai tikiuosi susisieksim ir išsirink, žinai, ką nori. Bet faktas, kad šitie kvepalai tikrai neša tą po savęs tą šleifą, žinai, duoda tą tokį, kad visi užuos kaip. Gerai, o ar galėtum pasakyti, pavyzdžiui, mes šnekam apie kvepalus, ar ne, gerai, o kad žinotų mūsų žiūrintis, kokia tai yra kaina kvepalų? Atsimeni? Kiek? 52, man atrodo. 52 eurų. 50 ml. 50 ml extract de parfum kvepalų. Taip. Ir šitie tikrai labai labai gerai. Aš nežinau, visus išnaudoju, bandau, bet man šitie kol kas tai yra mano. 110 yra 35 ml. Kainuoja 15,50. Taip. Aš įsivaizduočiau, jeigu kažkas man paskaitų pirmą kainą, bet neturėčiau progos patestuoti, aš iškart sakyčiau, kad tai čia yra eudetolė, tie, kur labai purškaliuotis. Nieko nelaikys, nieko gero, aš visą buteliuką ir nieko iš to nebus. Pagal kainą, ko gero, iškart sakyčiau, ne. Taip. Bet jeigu tu turi galimybę patestuoti, o mes turime kvepalų lagaminėlius, tu pasitestuoji, pasižiūri, pasikabini kokį tai šalikėlį, kažką ir tu ten po 2 savaičių dar kvepia. Tikrai. Kaip aš sakau, aibę kvepalų dar galėt pažinti. Tikrai. Dabar šitas tavo jau pasižiūrėjau numeriuką, man, žinai, kai tu įėjai į ofisą, skiau pirmą, jie kvepalai pasirūgydė. Bet kaip skaniai, aš dabar, pavyzdžiui, va taip užuodžiu medieną. Jie tokie yra, bet man labai patinka, aš juos susiklijau šventiniam laikotarpiui. Man kažkodėl jie ir šventės, nežinau kodėl. Bet toksai,
Nu, šventėm. Ir Ir irgi kaina labai gera. Tai šitas mažiukas buteliukas. Pabandyti, pažiūrėti, va šventėm įsigyti tokį kvapą, kuris tau patinka, būtent tam laikotarpiu tu nori, ar ne? Ir jų kaina irgi būtų 15,50. O dievai, 35 ml. O dievai kokie. Ir dar yra, pavyzdžiui, labai pas mūsų gera tokia sąlyga žmonėms, kurie įsigyja klasikinius kvepalus, kurie štai tokiuose pareina moteriški baltuose marmuriniuose, vyriški juodose marmuriniuose. Priedo dar dovanų duoda to pačio kvapo 15 ml kvepalus. Taip, štai tokį buteliuką duoda. Jis yra irgi įpakuotas į kartoninį gražią dėžutę. Reikia tik įsigyti, kuris taip pat yra sumažinta kaina, daugkartinis įdėklas. Taip, daugkartinis įdėklas, jų yra 6 skirtingų rūšių. Vietoj 30 eurų jo kaina yra 15. Taip, bet tu turi tokį daiktą tvirtą, kokybišką ir gali, sakau, įsigyti daug skirtingų buteliukų. Ir realiai, žinai, pasikvepini namie su dideliu kiekiu, o mes moteris turim rankinės, į kurias visą laiką reikia įsidėti kvepalų. Nu, mes visą laiką turim. Taip. Tai dabar įsivaizduokit dėtis tokią dydžią ar tokią dydžią. Nu, kur patogiau, žinai. Ir yra pagalvota ir apie vyrus, nes vyrai taip pat gauna dovanų 15 ml. Ir yra įdėklai juodi, pavyzdžiui, juodi su baltais, kur irgi vyrai gali turėti mašinoje ir pasipurkšti, kad praeitų tas toks šleifas, žinot. Nu, vyrai irgi mėgsta. Tai aišku. Aš, pavyzdžiui, pati perku vyrui kvepalus, nes aš noriu jį uostyti. Koks man patinka kvapas realiai. Tai ir sako, tu išrink. Nu, aš žinau jau jo skonį. Taip. Tai vat, kalbant apie kvepalus. Ir būtent mūsų kompanijoje, Čiogan, norint pradėti ar ne, dirbti ir užsidirbti, rekomenduojam pradėti būtent nuo kvepalų lagaminėlio, startinės pakuotės. Nors yra 4 skirtingi startiniai, tai yra ir buitinės chemijos, ir maisto papildų, kurių irgi, ar paminėjau maisto papildus prieš tai kategoriją? Ne, paminėjom. Tai va maisto papildų. Bet naudoju pati aš juos. Jo, ir yra 2 skirtingi kvepalų lagaminėliai. Rekomenduoju, jeigu sugalvotumėte įsigyti, tai tik didįjį, žinok. Nu, tik nedarykit klaidos, kokią padariau aš, nes įsigijau mažąjį ir paskui po truputėlį bandau susigrąžinti visus, tai reiškia, aš išlaidauju. Bet, pasaka yra turėti, tu atsidarai tą parfumerinę kvepalų, ten, kur yra apie 400 ml kvepalų, skirtingų rūšių, apie 140. Nu ir tu testuojas pagal savo nuotaiką, pagal savo spalvą drabužių pasirinktą, nežinau, pagal orą, pagal ką tik tai nori, pagal sezoną ir tu kvepinės vis kitais kvepalais. Tuo labiau puikus įrankis supažindinti žmonės su šios kompanijos kvepalais. Labai geras dalykas yra tas, kad, tarkim, žmogus, aš noriu, bet aš neturiu kada susitikti. Prašom, imk lagaminėlį, parsivežk namo, kada nori, pasiimi, pats darai, pasiuostai. Tu gali uostyti į 3 dienas, 5 dienas, kiek jau susitarsim laiko tą lagaminėlį tu turėsi, žinai. Ir žmogus pats išsirenka tą kvapą ir yra garantuotas, nes gali ne vieną dieną pasiuostyti, įsitikinti, žinai, pasipurkšti, pasibandyti. Tai, nuostabus darbo įrankis. Ir žinai, tai yra pats greičiausias būdas užsidirbti pinigų tie, kas ateina į kompaniją ir jiems čia ir dabar reikia pinigų, ne? Tai turim nuostabių kvepalų, kuriuos tikrai galite visi išbandyti, tik tai reikia mums parašyti man arba tau. Ir mes tikrai mielai pasidalinsim savo mėgstamiausiais kvapais, savo perkamiausiais kvapais klientų, ar ne? Ir jūs atrasit savo kvepalus. Taip, tikrai jau kad atrasit, tai duodu garantiją, žinai. Neįmanoma neatrasti iš tiek nuostabių ir skirtingų kvapų. Tai gerai, aš žiūriu, kiek mes jau daug šiandien laiko. Labai geri produktai, neįt sustoti. Jo, tai dabar greitai dar prabėgam, ką tu dar turėsi net. Labai trumpai. Tai plaukai. Aš turiu ilgus plaukus, mano labai problematiška galvos oda. Tai vienintelis, kas man padėjo išspręsti mano galvos odą problematišką, tai yra šitas šampūnas, kuris yra nuo Pleiskano. Jisai tvarko mūsų galvos odą, mažina tą riebalinį sluoksnį, nušvyčia, nuvalo visą galvos odą. Tai žinokit, kad ir kiek būčiau pirkusi iš vaistinės, iš vienų, iš kitų, visokių tai iš kitos šalies parvežtų priemonių, kad tik tai tą galvos odą susitvarkyti, nes nusninga iš galvos. Tai vienintelis, kas man padėjo, tai šits ir iš tikrųjų paauglių mamos, berniukai kažkaip turi labai problematišką tą galvos odą, nežinau kodėl, kas jiems ten. Taip, ir vyrai tikrai taip, tai, žinok, visos mamos, kurios pirko savo vaikams, visi vaikai sako, nebėra, mama, nebeniešti galvos, nebėra pleiskanojimo, nieko nebėra, labai padeda susitvarkyti. Tai jeigu turit nors menkiausią kažkokią užuomeną apie galvos niežėjimą, pleiskanojimą, sausėjimą, arba netgi jeigu per daug riebaluojasi plaukai, irgi labai padeda, žinok, sutvarkyti tą riebalavimas plaukų galvos. Aš dabar ploviau su neem aliejumi, pas mūsų yra skirtingų kategorijų produktai, yra tie, kurie sveikatina, reiškia sukurti problemai spręsti, ir kiti tiesiog yra drėkinamieji, maitinamieji šampūnai. Aš dar tarpą naudoju, nes ištisai šitą sako, nei vieno gydomo negalime naudoti visą laiką, žinai, tai truputėlį reikia pakeisti, tai aš naudoju su sraigimucinu. Su sraigitu, ten mačiau, kad gyriai tau wow patiko. Kaip man smagiai išpala galva, aš negaliu, tokia švari galva. O man patiko kadangi plaukams tikrai mano trūksta drėgmės, tai
facilis pieno yra drėkinamasis šampūnas ir su pantenoliu, kuris iš karto minkština ir tu galėjau pajausti, kad tie plaukai tavo kitokie. O atsižvelgiant į sudėtį labai gerai yra propolis, pantenolis, mentolis, proteinai, salicilio rūgštis, kuris atlieka tą šveičiamąją funkciją. Labai geras. Tai va, tai išsiplaus galvą, aš jau nežinau kelintą, bet jau šitą kaukę kaip naudoju, kaip myliu. Jinai man tokia gal neutraliausia, neapsunkinto plauko, žinai, bet jį suminkštinsiu švelniai ir jis toks įglotnus būna. Čia yra drėkinamoji kaukė, šiuo metu irgi naudoju. Taip, tai man šitą labai patinka, nes kiti sako, žinai, oi, ten aliejų pilna bijau riebalins, bijau dar kažką. Tai jaučiu, šita yra tokia švelniausia ir mažiausiai tikimybė, kad gal riebalinti plauką. Aš taip manau. Taip, kaip bet kokiam odos tipui reikalingas yra drėkinimas, kalbu apie veidą, ne? Taip ir plaukams reikalingas yra drėkinimas. Apvalius metus ir tai jinai tikrai neapsunkina, labai puikiai tokia kreminės tekstūros, tokia žalsvoka yra. Žalia labai. Jo, labai skaniai kvepia, žinoma, nedažo plaukų, sudėtis yra labai puikiai, avokado aliejus, makadamija, linų sėmenų aliejus, aloe vera. Tai yra super drėkinamoji kaukė. Labai faina. Nu ir aišku, išsiplaus galva, kas yra būtina, tai mūsų galiukai, nu žinai, tie galiukai, tai jo labiau, kai turi ilgus plaukus, tai jos labai reikia saugoti, nes nu labai greitai gal suskilinėti, lūžinėti ir visą kitą, tai šitas yra dar mano pagrindinis draugas, tai yra serumas plaukams, jisai yra su linų sėmenų aliejum, su vitaminu E. Antioksidantas stiprus. Taip, ir jisai, žinok, tikrai labai švelnus, toksai, užsitep ir iškart plaukai tokie švelnus, jaučiasi malonus ir neapsunkia, kas labai svarbu, nes dauguma aliejų, žinai, suriebalina tą plauką, iš tikrųjų toks apsunkęs būnus, toks jau kitą dieną plauti reikia tą galvą žiūrėk, nes per daug užsitep ir dar kažką. Tai šito padauginti jaučiu neįmanoma yra. Nu, nebent visą buteliuką susipiltum, žinok. Čia matyti irgi priklauso nuo plauko. Man visada viskas įmanoma. Plaukai tokie yra liesi ir jau tokie aš jas bandau vis atstatyti. Tai iš tikrųjų aš irgi šitą aliejų naudoju ant drėgnų plaukų. Kas man patinka, tai turi tokį sveikų plaukų žvilgesį suteikia. Labai malonus yra kvapas. Jo. Ir jis toks tirštas, žinai. Ir toks lengvai atrodo tą formuoti. Paskui džiovini tą plauką, nu toks fainas, švelnus būna. Tirštas geras, labai švelnus, labai. Daug nereikia vieno, tokį mažiau. Ir labai gerai primaitintus galiukus, nes nu mano ilgi plaukai, bet aš galiukų neturiu problemos. Dar kas man labai patinka, bet aš neturiu atsinešus, nes išbaigiau ir išmečiau, o dabar laukiu siuntos iš Italijos, tai yra kaukė purškiamoji pienelio pavidalu, atliekanti 10 funkcijų plaukams, tai yra apsauganti nuo karščio, nuo plaukų skilinėjimo, maitina plauką, drėkina, atkuria, apsaugo nuo ultravioleto. 10 skirtingų funkcijų turintis toksai stebuklingas purškalėlis. Ir kas svarbiausia, tai yra, pavyzdžiui, naudokit ir paauglėm, ir savo, ilgakasės, garbanuotos, tiesiaplaukės, dažytos, nedažytos, nesvarbu, labai atpalaiduoja plauką ir neleidžia veltis. Supurškiai ir tie plaukai va taip slysta. Labai kas yra gerai vaikams, mergaitės. Nu jos tikrai problematiški tų vaikų, mūsų plaukai yra dauguma šukuotis pačias. Nenori, žiūrėk, turi eiti mamą šukuoti, tada peš, tas veiks verk, nu labai daug tų tokių, žinai, būt. Su šituo išpurškiai ir lengvai šukuoji plaukus. Tu nepeši vaikui, tu netraumuoji vaiką šukuojant plaukus, kur atrodo elementaru, kad tai reikia daryti. Man tai yra nepakeičiamas dalykas. Aš bijau iš tikrųjų netgi nei džiovintuvų nenoriu paimti rankas, nes aš galvoju, kad, taip, mano plaukai jau tie yra problematiniai ir jeigu dar neužsidėsiu aš apsaugos, fenuojant, tai iš viso, žinot, išdžiūs, pasišiauš, gynelė atsidarys ir bus problema. Bet plauką džiovinti yra būtina, žinot. Ir čia yra purškiama kaukė. Nenuplaunamoje apsipurškė, jinai susitikė. Ir neriebalina plaukų. Nu, fantastika. Na ir ką aš dar turiu 2 produktus. Aš irgi jį turiu. Kiek aš galiu apie jį šnekėti, bet iš tikrųjų. Ir man labiausiai patinka, pavyzdžiui, mes einam su draugė kartais į tą soliarimą, tad čia dar yra kita istorija apie soliarimą. Nežinau, kad dar negaliu net soliarimais pasinaudoti, taip kaip reikia. Ta prasme, ilgą istoriją papasakosiu. Nu gerai, kaip. Už kadro liks. Tai žodžiu. Ir draugai paskolinau. Ir jinai po pirmo karto. Aš sakau, kaip tu įrudai, eik tu savo. Ir paskui parėjo namo, viską tvarkoji, tai, žinot, apatinius nusėmė ir mato skirtumus, sako, bet rimtai, kaip nesitikėjo, tai jinai jau, sako, aš irgi norėčiau šito aliejūko, labai labai geras yra. Nu, žinok, šitą aliejūką pirmiausia nusipirko mano mama, aš dar su čioganu visiškai neturėjau jokios. Ir aš dar iš mamos juokiau, ai, ką tau čia tas aliejūks padės. Nusiteikims, nusistatins, kaip ir 90% žmonių. Tai čia kaip ir, tipo, žinai. Ir aš pas mamą ant kiemą, aišku, pasėmiau, pasipurškiau, susitepiau, vakarės jodžiu žiūriu, yra, žinai, gerai. Ir dabar aš pati jį naudoju tiek vasarą pas mamą kieme ar kažkur prie jūros važiuojant. Ir aš pati soliarimą, kai aš irgi jį naudoju, tai man patinka tas malonus jo kvaps. Ir jisai, žinai, tas yra labai gerai, kas svarbu, nes tu degini tą odą vis tiek, tai nėra labai, kad būtų sveika. Tai šitas yra maitinantis, žinai, jisai turi vitaminų, tų aliejų tokių, kurie tavo odą, vis tiek minkština, švelnina, tokia nesausina.
Jo, tai yra argano aliejus, vitaminas E stiprus antioksidantas, graikinių riešutų ir jonažolė. Graikinių lukštų ekstraktas ir jonažolė, kas jonažolė suteikia auksinį gražų rudą atspalvį ir įrudavimą, tai labai ir skaniai tada kvepia. Pavyzdžiui, išeinant dažnai iš soliariumo, koks kvapas būna, kaip naudoji tą kremą. Toksai, soliariuminis tas kvapas, visi jį atpažįstama, ne? O su šito to nėra. Greitas įdegis, didelis kiekis, 150 ml ir galite tiek ant natūralios saulės, tiek soliariumuose. Taip, universalus toksai, bet visur veiksmingas, tikrai, žinai, aš pati naudoju, man labai. Kaina yra tik tai 14,90. Taip, labai gera kaina, už tokį didelį kiekį, žinai. Taip. Tau čia visai vasarai ir visai žiemai užtenka realiai. Na ir dar vieną produktą aš pasiėmiau, tai yra veganiškas, 100% natūralus, taukmedžio sviestas su migdolo aliejum. Štai toks. Jis yra tirštas, tarsi toksai taukas, aš nesubandžiu. Rankose sušyla, praktiškai be kvapis, tepame ten, kur yra sausa oda, tai būtų, pavyzdžiui, pasirinkti stipriai rankas, labai greit sušyla. O, jis išyla ir iškart pasileidžia, kaip fainiai. Jo, ir tada tepam alkūnės, kelienos, visą odą. Žinot, kaip būna, pavyzdžiui, ryte atsikeli ir matai ant odos pleiskanėlės, ypatingai ant kojų. Tai yra odos sausumas. Tai šitas produktas, jisai į gilesnius sluoksnius, kadangi tai yra natūralus, taukmedžio sviestas, jisai geriasi giliau ir ilgiau išlieka. Žinai, aš galvoju, toksai labai gerai. Lūpas tepti, galite veidą, pavyzdžiui, nuo šaltą, ne? Tai aš dėjau sakyti vaikams, žinai, apsauga, žandukus nosytė tas toksai, ne? Ir pati tepuosi, kai einu į lauką. Tokia apsauga. Taip. Taip. Arba makiažą dedėsi, arba... Jo, kai nebūna meikapo. Taip pat galima plaukus lepinti. Tai tik tai reikia suvilgyti, kad sušiltų ir tada tepti. Tai o aš lepinu plaukus ir visą odą, kur sausumai su natūraliu alieju migdolų. Turi šitą. Taip, šitą turiu. Ir visas odelės, aplink nagus, visur, kur labiausiai sausėja, žinai. Va, būtent odelės, pėdų kulnai, ar ne, tai ypatingai dabar jau ruošiamės, bet ir šiaip aš manau, kad tvarkingai išlaikom. Taip, visus metus yra baseinai, visa kita, tai tikrai taukmedžio sviestas numeris 1. Gerai, odą mes pridrėkinom, viską padarėm, bet aš dar vieną labai noriu parodyti dalyką, ką žmonės tikrai visi naudoja, visur naudoja, ir viešose vietose, ir namuose visur. Ir jo tikrai reikia, tai yra muilas. Kreminis rankų muilas. Čia pas manęs yra litras, čia labai daug. Aš jau jį labai naudoju, žinau. Ir aš turiu tų sindelių, žinai, kuriuos susipilstau. Tai aš turiu ir virtuviai, ir vonioj pasidėjusi, visur aš jį turiu. Ir jisai toksai tirštas, labai nedaug jo reikia. Taip švelniai meloniai taip putoja ir toksai, atrodo, apsigaubė, žinai, tos rankos tokia, žinai. Taip, jie yra nesausina. Drėkinamiai, tinkantis visų tipų odai, netgi jautriausiam, draugiški. Yra vitaminas E, aloe vera, pantenolis, kamomilė, tai čia yra ramunėlė. Ramunėlė. Pantenolis, kai tik jisai minkština odą. Jo, jie visi yra organiški, be chemijų. Tai ir jo labai kaina gera, žinok, dabar, kad neapgaučiau, 6,90 gal? Litro kaina. To litro jums, o dieve, pusiai metų užtenka. Nes jis yra tirštas, jo, žinai, jis toks, Galite į savo muilinę susipilti, arba pas mūsų yra po 250 ml su dozatoriumi, jau tokie paruošti, skirtingų kvapų, su obuoliu yra, su... Žaliaja arbata yra, persikų yra, man atrodo. Jo, persikų, granatų. Taip, tai mano granatai. Taip, tai labai skaniai kvepia ir rankytes nesausina rankų, jų neerzina niekaip, o kaip tik tai jomis rūpinas. Jo, nes rankas plaunam tikrai ne vieną kartą į dieną, žinai, ir labai greitai gali išsausėti. Ir vaikučiai taip saugiai. Taip. Tai yra iš tikrųjų kompanijų be galo daug produktų. Mes dalelę parodėm. Labai maža, labai. Yra ir vytinti mėsos gaminiai netgi, ir itališka kava, tiek aparatam, tiek pupelėm. Taip. Taip, yra maisto produktų, yra tokių visokių, yra papildai, apie ką mes labai mažai pašnekėjom, kas yra aloe vera, kolagenas labai geras, ir NFS skysčiam išvalyti toksinam iš organizmo. Daug visko yra, iš tikrųjų, wow, ir nuo saulės akiniai įvairiausių apsaugų 100%, 80%. Jo, ir kokie gražūs jie. Jo skirtingų dizainų, visko tiek daug yra, ir vien dėl narystė. Turėti vien dėl savęs labai labai apsimoka. Tai dėl to kviečiu tie, kas dar turėjot klausimą galbūt ir jeigu kažką tokio išgirdot pas mūsų pokalbį, ko jums labai reikėtų, galite aišku būti klientai, įsigyti kažką savo pabandyti, bet tuo pačiu aš rekomenduoju, visada žiūriu į vertę
žmonėms, klientui, galite įsigyti. Žinai, kaip yra, aš irgi iš pradžių galvojau, kad tik dėl savęs. Bet paskui kaip malonu dalinti su kitais. Bet kai aš pabandžiau, aš suprantu, kad čia labai geras produktas. Tada prasideda, žinai, biškitam ir tu žiūri, kad čia ir verslas gaunas geras. Jau ir verslas, ir užsidirbti yra. Ir mūsų tų podcastų, ar ne, esmė, tai yra skleisti žinutę apie kompanijos produktus ir apie galimybę kiekvienam. Jo, tu jeigu, žinai, dvėjoji, tai tu turi suprasti žmogus, kad tada vadinasi dar nepribrendai, arba tau reikia gero spyrio. Arba tu mažai apskritai žinai apie tinklinę rinkodarą. Nu, aš irgi daug nežinau apie tą tinklinę rinkodarą, dabar tik laiku einant pradėti daugiau suvokti, kaip visą tai vyksta. Bet kol tu tame nesi, tol tu jaučiu ir nesuprasi, kol tu nebūsi savo kailiu, žinai. Bet ir viskas prasideda, žinot, nuo meilės produktų. Jeigu nors vienas produktas tau patinka, tu išbandėjai, tu automatiškai tarsi inspiruoji užsikabinti. O tu žinai, ką mes neparodėm? Granulės. Nuo kurių aš ir atsiradau čioganę, nes aš pasiėmiau granulės, nusipirkau, jau susimokėjau. Čia kanalizacijų vamzdžių valikliai. Ir aš supratau, koks tai nuostabus dalykas. Ir paskui tik aš sužinojau apie tai, kad čia yra iš čiogan kompanijos ir tada aš jas jau naudoju ir žiūriu, kad aš noriu visko daugiau. Ne tik tai, kad kriauklės, kai ten, jeigu kas pilate tirščius nuo kavos ir riebalai, plaunate keptuvės, dar kažką ir ten užsikemša, ar ne? Nu, jeigu tai būna. Tai puikiai viską suvalgys ten šitos granulės ir kiaurai pramuš. Dar labai bijo visi, žinai, plastikiniai vamzdžiai. Ar nepažeis? Ne, nepažeis. Tai tikrai nepažeis. Turim video netgi, kurį, žinai, galima asmeniškai atsiųsti, kam įdomu, kaip į plastikinę stiklinę įdėjo plaukų, užpylė su granulėm ir karštu vandeniu, stiklinė visiškai sveika. O plaukų nebėra. Ir šiaip dar, jeigu unitazai, ar ne, ten vaikai būna, kad primeta tualetinę popieriaus, visko, tai irgi būna, kad užsikemša tualetas, ne, tai tada irgi labai puikiai, aš netgi pilu tada į tualetą. Ir kiaurai. Taip naudoja, žinok, ir mano ne viena klientė taip naudoja. Taip, sutaupama pinigų kanalizacijų, vamzdžių atkimšimui. Jo, kviesti santechniką tikrai gerokai brangiau yra. Daug nemaloniau yra, kai tai įvyksta ir tu neturi ką daryti, reikia susirasti santechniką, be jokių problemų, o čia pasiėmiau proflačius, įpiriu tų granulių ir ant galvos. Bet žinoma, protingiau būtų nedaryti to, kas užkemša tos vamzdynus, bet jeigu jau taip nutiko, tai turėkite tas granulės. Ten yra kilogramas, reikia tik tai mažo dangtuko, karšto vandens ir viskas ten nuvažiuoja. Bet tai vat ofisuose, nežinau, visur, kur tik tai reikia, galite naudoti šitas granules. Aš visur naudoju tiek virtuviai kriaukliai, tiek vonioj, tiek kur dantukus plaunamės kriaukliai. Dušų kabinose ten dažnai, žinot, tai tas takelius būna plaukų, prieina visko tenai ir užsikemša, taip pravalyti. Ir tos pačios, taigi prausėmės su dušo priemonėm visom, tai jos irgi, apsiteršia tas mūsų vamzdynas, visos tos kanalizacijos, žinai, tai ir tu išjudina viską ir tada vis geriau bėga, žinai. Kiek visko yra? Aš taip vis galvoju, dar tą norėjau, bet viskas stop gana, bus per daug. Taip, tik tai dar vieną tokį sakinį, kad mes, turėdamos narystę, naudojom kasdienai šeimai reikalingus produktus nuo A iki Ž, nuo plaukų iki vamzdynų, ar ne? Viską naudojam ir gyvūnėliams ten, ir kvapų, ir kailį prausti, ir ausis valyti, visko yra. Ir mes iš tikrųjų naudojam aukštą kokybę, itališką, ar ne? Taip, labai gera kokybė. Unikalų produktą, nes jis yra skiriasi nuo parduotuvės produktų. Ir kitas dalykas, sutaupome, nes narystė labai apsimoka. Tikrai labai apsimoka, žinok, tu kelis produktus į namus pasiėmęs, tu jau turi, žinai, ir gerą kokybę, ir ten tikrai sutaupai. Ir laiko, ir kantrybės, ir jėgų. Tai mūsų auditorija, kuri praeitus žiūrėjo mūsų podcastus, buvo parašę pastebėjimą, kad jūsų laidas galima žiūrėti, tik jos yra per trumpos, tai dabar gausite beveik valandą laiko. Gavos kaip gavos, bet aš manau, kad bus tikrai įdomu, nes labai visus ryčių apėmėm produktus. O dar kur yra pėdų produktai, problematiniam pėdom, kur dar yra... Kūno priežiūros visiškai. Jo. Nei kremų, nei prausikų. Apsaugos tiek plaukų, tiek pėdų, kūno nuo chlorkalkino vandens, kur yra baseinai. Kiek visko yra. Dezodorantai, kurie yra kaip kremai tepami, kurie yra natūralesni, kurie neturi tų visų sunkių metalų, kaip tie mūsų didžiosiuose prekybos centruose irgi yra labai gerai. Mūsų visi produktai yra netestuojami ant gyvūnų. Taip, tas yra labai šaunu, kad draugiški gyvūnams, draugiški gamtai, draugiški žmonėms. Juose daug natūralių komponentų. Ir kas svarbiausia, kad tai, žinai, labai kokybiški produktai. Tu daug lengviau gyvenimą susidėlioji su kokybiškais produktais. Mes čia galim kalbėti per naktį. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Sekanti laida, padiktuosim eigoje, apie ką mes kalbėsime ir pasisakykite komentaruose, kokias temas norėtumėte išgirsti tinklinės rinkodaros plotmėj. Padėkite laiką. Tiesiog pasisakykit, patiko, nepatiko, kas nepatiko, kas įdomu, galbūt labai yra.
Mums labai įdomu jūsų nuomonė, ar ne? Kad ir ką žmonės besakytų, mes patiriam malonumą pačios iš to, Taip. ką darom. Tikrai taip. Tai ką, ačiū tau, Rugilė. Ačiū tau, Lina. Labai smagu buvo. Iki sekančio karto. Iki.